Šį vakar nacionalinio gaminio konkursui pristatomas bendrovės Baltic Vairas gaminys, dviratis labai agresyvių pavadinimų Panther. Apie šį gaminį papasakos bendrovės pardavimo vadovas Dainius Čepskas ir bendrovės vadybininkas Julijus Zaura. Panther dviračiai atsiradę 1897 metais, 113 metų kaip yra gaminami. Atsiradę jie yra Vokietijoje, Lietuvoje. Panther dviračiai nuo 1993 metų gaminami buvusioje valstybinėje įmonėje Vairas, šiuo metu AB Baltic Vairas. Jeigu žiūrėt struktūrinę pusę, tai mes esame viena iš įmonių priklausanti Vokietijos koncernui Panther International. Esame pati didžiausia koncerno įmonė ir viena didžiausių Europoje dviračių gamybos įmonių. Panther yra mūsų pasididžiavimas, mūsų nuosavas prekinis ženklas, kurį mes ypatingų požiūrių, ypatingų kruopštumu bandom pateikti vartotojams. Tai jūs kuriate ir patį technologiškai šitą dviratį, ar jūs tik tai jį gaminate, o idėjos yra, sakykime, užsienio specialistų? Ne, viskas yra mūsų, nors įmonė, vėlgi sakau, yra įmonių grupės dalis ir mes turime kai kurias funkcijas centralizuotas koncerno viduje, bet visas esminis, koks jisai bus, bet kuris iš šitų dviračių yra Baltic Vairo specialistų nuopelnas ir rūpestis, koks jisai bus. Ir ypatingai yra dar tas dviratyje, kad kasmet yra kolekcija pilnai naujinama. Aišku, kai kurie modeliai gyvuoja ilgiau negu metus, ir 2, 3 ir 4 metus, bet jie keičiasi nors ir neženkliai ir kasmet vartotojui mes pateikėme absoliučiai atnaujintą kolekciją. Kaip jūs subalansuojate tarp pasiūlos ir paklausos, nes man teko šį pavasarį ieškoti dviračio ir aš norėjau įsigyti Panther ir kovo mėnesį man jau pasakė, kad vasario pabaigoje visi Panther dviračiai buvo išpirkti. Tai reiškia, kad tie 5 procentai, kurie lieka Lietuvos rinkoje, nes pas jūs statistika pateikima, kad 95 procentai yra eksportuojama, nepatenkina šalies vartotojų poreikių. Ar planuojate daugiau dėmesio skirti į šią rinką, ar vis dėlto galvojate, kad tai nėra jūsų pirminė rinka? Bet kuriuo atveju Lietuva yra mums labai svarbi, ne dėl savo dydžio, dėl to, kad mes esame Lietuvoje, kad čia gamykla jau yra nuo 1948 metų ir Baltic Vairas dažnam vartotojui yra nuo vaikystės ir Eliukai, Krekždutės ir panašus dviračiai, yra savas, kokybiškas, patikimas, patikrintas nuo vaikystės dviratis ir nėra, kad mes šitą rinką, kuri yra mažai gal apyvartose svarbi, kažkaip apeinam. Vasario ar kovo mėnesį pasakymas, kad kažko nėra, jis man yra daugiau negu keistas. Mes turime aprūpinti visas Baltijos šalių 3 valstybių priekybos įmonės, tiek specializuotas, tiek nespecializuotas, įkvyrė specialų padalinį su dideliu sandėliu. Ir maksimum per savaitę, jeigu kažkokio dviračio netgi tuo metu nebus parduotuvėje, bet jūs jį būsit matę katalogę parduotuvėje ar interneto tinklapį, ar kažkur parodose nusižiūrėję, ar nuomos punkte išbandę, jums jį atveš per savaitę. O galiu paklausti, jūs turite tokį dviratį pagaminę, kuris tiktų štai tokiam reikalui. Mergaitė, kuria yra 10 metų, nu, žodžiu, tokia, reiškia, vaikas dar ne paauglys, bet ir jau ne visai kūdikis. Ir, tarkim, tas vaikas gyvena 6 aukšte be lifto. Ir tą dviratuką reiktų užsinešti, nes paliktigi negali, vagis visur aplinkui tik tai. Tai ar turi tokį variantą? Lengva. Lengvas dviratis, vėlgi yra santykinis dydis tas lengvumas ir vaikas greičiausiai sunkiai pakels 12 ar 14 kg, jeigu ten mergaitė ar neštis pačiai, greičiausiai reikės tėtį iš viršaus paprašyti padėti, bet jokių problemų nėra, nes kokybiškas dviratis, jisai telpa į protų suvokiamus tos parametrus 12, 14, 16 kg. Vėlgi vaikiškas ar bet kuris kasdienio vartojimo dviratis tiek pramogai, tiek kaip transporto priemonės nėra, mes negalim panašiai kaip ir šaldytuvuose užaukštinti kainos nereikalingais parametrais. Sportiniuose dviračiuose gal net tokia galima paralelė išvesti, kad 1 gramo sumažinimas jums kainuos apie 1 eurą. 100 gramų palengvinsim, tai 100 eurų prie kainos reikės pridėti. Aš kaip tik girdėjau labai gerus atsiliepimus apie mažą dviratuką. Ir man kaip tik akcentavo pagrindinį dalyką, kad jis yra pakankamai sunkus, todėl vaikui yra lengva išlaikyti linksvarą važiuoti
ir jisai, kaip sako, ilgai neužmušamas. Tu į medį atsitrenksi, ir į krūmą įvažiuosi, ir nuo griovio nuvažiuosi, vis vien tu, reiškia, galim patvirtinti savo netgi mažiausiam, kur 12 colių dviratukai su pridėtais ratukais, arba juos nuimam, kai vaikas pramoksta, tai yra vaikam nuo 3 metų kažkur tai. Galiu aš sėst, sveriu pakankamai daug ir nieko jam neatsitiks. Tam dviračiui jis tikrai yra neužmušamas, jis yra kokybiškas, jis niekada nesurūdys, kažkur tai nelūš, nenulėks niekas. Ir svarbiausia, kas yra vaikam, bent jau aš kaip tėvas galiu tą patvirtinti, jisai rieda. Tai yra išskirtinis dalykas, ką kainoj, dažnai sunku pabrėžti, kas 2 ratukai, balnelis, nieko čia tokio, už ką 450, kur nors prekybos centre už 120 galima rasti ar už 150. Skau, jis yra kokybiškas, jis nesulūš, jis niekada nesužeis vaiko ir jisai lengvai riedės, vaikas pajaus malonumą, jis pamilės dviratį, pamils dviratį. Ar krizė padarė jum įtaką, ar dėl to teko atleisti darbuotojų ar ne? Krizė priklauso nuo šalies. Vakarų Europoje krizė tai yra dviračių pardavimo augimas. Ir ten, kur yra kasdienio vartojimo prekė dviratis, jo pardavimai krizės sąlygom auga, nes už 3 ar 500 eurų tu gauni transporto, visą vertę transporto priemonę važiuoti kasdien. Šalyse, dalinai centrinė Europa ir pradedant nuo Baltijos šalių, ką mes jau priskiriam rytų Europai ir tolyn į rytus, tai yra pramogos prekė. Ir kaip žinia, per krizę pramogom pataupom tiek kinui, tiek kaviniai, tiek ir dviračiui. Jūs daug kartų minėjote dviračių kolekcijos, 10 metų kolekcija, tai kaip tas, kuo čia skiriasi nuo Armani ir kaip tos kolekcijos atsiranda? Ar yra kažkoks dizaineris, kuris jas kuria, kas met jas kuria, kokios yra iš vis tos mados dviračių? Tas pats procesas labai įdomus. Dviračių kolekcijos yra kasmetinės, jos pradedamos kurti, kai tik sukuriamas senesnės. Visas procesas vyksta ištisus metus ir kiekvienais metais sukūrus vis naują kolekciją. Jinai yra vystoma techniškai, iš dizaino pusės, yra specialistai dizaineriai, yra specialistai produkto vadybininkai, kurie stengiasi įvesti dviratį vis naujas technologijas, naują dažymo būdą, naują rėmo geometriją ir tai įgyvendinę pateikia sekančių metų kolekcijoje, sekančių metų kataloguose. Dėkoju už labai išsamius atsakymus į komisijos narių klausimus. Tikiuosi, jau jie tikrai susidarė savo nuomonę apie šį produktą ir dabar tuoj įvertins jį balais. Prašau, ponia Tomai, kaip jūs vertinate pagal produkto ekonominę vertę? Tai ekonominė 20 ir išskirtinumas produkto 15. Ponia Zita, kaip vertinate jūs? Irgi man produktas iš principo yra tikrai labai patinka, būtent tai, kad yra šeimai. Ekonominė vertė aš vertinu 18, išskirtinumą duodu 17. Ačiū, ponia Rimvydai, jūs? Turbūt niekur taip lengvai negalima būtų susimauti, kaip vertinant dviratį. Jau ir posakis yra toks, kad dviračių išrasti negalima, bet žiūrint į tai vis tiek kažką jame galima sukurti tokio, ko nematai kitame. Tai 18 ir 18. Ačiū. Aš ir ekonominiai vertė ir produkto išskirtinumui duočiau maksimalius balus. Ir mes labai daug diskutavome, bet man labai patiko inovatyvus sprendimas, tai yra elektriniai dviračiai, tai yra ateitis. Ir tas leidžia jums išplėsti patį ratą vartotojų, nes tuos dviračius gali vartoti ir vyresnio amžiaus grupės žmonės. Iš tikrųjų yra rinkos ribų, tas vadinamas išplėtimas, kur visi ir motorizuotų priemonių vartotojai gali tapti vartotojai. Taip, kad čia yra didžiulės galimybės. Šaunuoliai, kad darote tokius inovatyvius žingsnius. Aš tai tikrai tikiu, kad šie dviračiai yra labai geri, įtikinot, tai aš mielai duodu 20 balų už ekonominę vertę ar šitoj kategorijai. O kad jie yra kažkuo išskirtiniai, tai negalėčiau pasakyti, nes turbūt sustatytumėm daug dviračių, kurie yra gaminami pasaulyje, tai aš 14 balų šitoj vietoj skirčiau. Ačiū. Susumavus komisijos balus, produkto ekonominė vertė vertinama 96 balais, o produkto išskirtinumas 84 balais. Taip pat noriu priminti, kad už nacionalinio gaminio konkursui pristatytus produktus gali balsuoti ir žiūrovai interneto portale elrytas.lt.